Mikulienene. Για 2 λεπτά. Ačiū pirmininkė. Europos Sąjunga neabejotinai yra viena iš pasaulinės kovos su klimato kaita lyderių. Tik tai šituose rūmuose nuolat kyla klausimas, ar nesam per ambicingi ir ar svarbiausia nesame vieni. Kaip bebūtų, Jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos ir Kioto protokolo rėmuose priimti tam tikri sprendimai. Šiuo atveju dėl žemės naudojimo, keičiant jos paskirtį ir vykdant miškininkystės veiklą, siekiant sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Kitaip tariant, LULUCF dokumentas. Europos komisija pasiūlė ambicingą projektą, įtraukiantį apskaitos taisyklės ir daugybę kitų dalykų. Dėl šių tarptautinių įsipareigojimų anksčiau ir vėliau reikės imtis atitinkamų veiksmų. Visgi, turime nepamiršti ir vieno pamatinių Europos Sąjungos teisės veikimo principų – proporcingumo. Todėl tiek diskusijų komitete metu, tiek derantis su taryba akcentavau, jog šis dokumentas LULUCF neturi užkrauti nebūtinos administracinės naštos nei valstybėms narėms, nei ūkininkams, jog dviguba apskaita būtų našta. Taip pat šiuo dokumentu neturėtume priimti ir papildomų įsipareigojimų, kurie būtų ne apskaitos, o klimato kaitos poveikio mažinimo priemonės. Džiaugiuosi, jog galutinėme dokumento tekste, dėl kurio pavyko sutarti trialogo metu, buvo atsižvelgta didžiausius mūsų nuogąstavimus ir įtvirtinta, jog pagrindinėme etape nereikalausime iš valstybių narių duomenų nebūtinų pagal Jungtinių tautų konvencijų sprendimus, jog neįvesime vieningo miškų apibrėžimo, jog atsižvelgiame į valstybių narių nuogąstavimus dėl sunkumų apskaitant ganyklų ir pasėlių tvarkymą. Dėkoju pranešėjui už tai, kad pačiu laiku žengėme žingsnį, kuris nėra mums per didelis ir kuris neprivers mūsų suklupti pusiaukelėje. Ačiū už bendradarbiavimą. Εξ ονόματος της ομάδος S&D, το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Ulfskog. Για 2 λεπτά. Herr talman, det som skadar klimatpolitiken är oenigheten mellan olika länder inom EU och utanför EU. Men minst lika allvarligt är, som har påpekats här,